1943 metų pradžioje evakuacijos rajonuose buvo 670 tūkstančių beglobių vaikų. Vaikai daugiausia valkatauja, renka išmaldą ir smulkiai vagiliauja. Įžūliai susivienėja į gaujas ir daro sunkius nusikaltimus. Plėšia, vagia socialistinę nuosavybę, žudo ir kitą. Iš CVK pranešimo draugui Stalinui. Na, o šis nutarimas Aleksėjaus Stepanovičiaus jums jau žinomas. Už ypač sunkius nusikaltimus vaikai sulaukia 14 metų prilyginami suaugusiems. Ir pagal TSRS baudžiamąjį kodeksą jiems galima skirti net aukščiausią bausmę. Taip. Štai tokie reikalai Aleksėjaus Stepanovičiaus. Taip. Žinoma, Aleksėjaus Stepanovičiaus paprasčiausia vadovautis baudžiamųjų kodeksų. Bet nuspręsta sušvelninti mažamečių nusikaltėlių likimą ir suteikti galimybę išpirkti savo kaltę tėvynei. Mes paruošėme rekomendacijas mažamečių nusikaltėlių, nuteistų aukščiausią bausmę, diversijų ir žvalgybos mokyklą jūsų rajone įkurti. Dėl to jiems atsiras pasirinkimas. Taip. Žinoma, ši mokykla turi būti kuriama labai slaptai. Juk kiekvienas kursantas ir instruktorius žino ypač slaptą informaciją. Višneveckis, Anatolijus Večeslavovičius. Kaip jūs tai vertinate? Aš kaip tik dėl to pas jūs ir atskridau. Dėkuoju už pasitikėjimą. Atvedėte? Tikrai taip, koridoriuje. Gal persėskit? Mes radom vieną tinkamą kandidatą. Nusipelnęs sporto meistras, papulkininkis, vienišas, žmona ir sūnus pernai mirė nuo šiltinės. Višneveckis? Taigi jis... Taip, Višneveckis jau paleistas iš įkalinimo vietos, kad taip sakant galėtų išpirkti krauju. Pakvieskit. Užeikit. Prašom, Višneveckis, sėskitės. Labas, Antonai Večeslavičiau. Sveiki, draugai generolė leitenantė. Aleksėjaus Stepanovičiau, parodykite jam mūsų pasiūlymus. Sveikinu Višneveckį, jums pavedame vadovauti šiai mokyklai. O žmonės? Galite sakyti bet kokias pavardės. Iškviesime iš frontų, iš evakuacijos. Ir iš kitų, taip sakant, vietų. O kursantai? O mūsų kursantai ypatingi. Ko taip ilgai?
Taip tepa. Liksi čia. Akilai žiūri. Laikyk gyvulį, kad vežimo nenusitemtų. Savaime aišku. Asilui meduolių paimkit. Katinė, tu per stogą, o mes apačia. Velnis ant girgžda. Ko terliojatės? Paskui mane. Dėdė, prisidėkti neduosi? Kokio velnio? Pirmin. Vaikinai, troškintos mėsos konservai. Tempkit, katinė kurtų. Šiknius jis net šovinių neturėjo. Velniai jo nematė. Jei būtų turėjęs, būtų tave nukepęs. Ieškokit kondensuoto pieno ir miltelių. Kam tu tiek kondensuoto pieno? Dičkis užsakė kondensuoto pieno. O kam jam tiek? Iš kur man žinoti? Pavojus. Kojus, ten jų katinas Lavrikas, baily prašvinkė. Stok, šausiu. Mentai. Lavonas, Badimkhanai. Nu ką, įkliuvo? Akį žaidžiame? Išeikit po vieną iškelia rankas. Stop! Išeikit prašvinkę vorai. Tuo jau imsiuosi jūsų. Viršila. Stok. Padėk, vaily. Jis jau gali šauti. Mes kai vaikinu. Kągi jūs darote, vaikai? Nejudėk, niekšė. Niekšai. Draugė pulkininkė, ar mus kas nors iš apačios blokuoja? Taip, apačioje prie bazės, visus priėjimus prie mūsų mokyklos. Saugo specialiosios apsaugos batalionas. Vadinasi, jokių laipsnių, jokių pavardžių, tik tėvavardžiai. Kontingentą geriausiai vadinti pravardėmis. Susipažinkit. O kam vaikus į šį reikalą velti? Kad ir kokie jie būtų, bet... Tai ne vaikai. Tai nusikaltėliai, recidivistai. Pilvas suspaudė. Kišenvagiai ir vagiai.
Plėšikai ir žudikai. Visiškai neegzistuoja suaugusiojo autoritetas. Todėl nelaukite iš jų nei baimės, nei pagarbos savo. Ir pamėginkit neatsukti jiems nugaros. Nes bet kurią sekundę viskas, ko jūs juos išmokite, gali atsigręžti prieš jūs. Ir kad, kaip sakė draugas Konstantinas Simonovas, nei meilės, nei ilgesio, nei pasigailėjimo. Aš ant raudonojo stačiau. Kaip tu čia patekai? Ne, aš ant raudonojo stačiau. Sąžinės turi. Jums kokią užduotį skyrė? Ne vyresni, nei 15 metų, kad būtinai būtų našlaičiai. Ir nebūtų jokių tėčių, mamų, senelių. O ko jūs prikišot? Ką atrinkote? Palyčiau, nesuprantu. Gal jis apsimeta? Viso du. Černovas Konstantinas Arkadičius. Grupinis ginkluotas apiplėšimas. Ne viena asmeninės ir socialinės nuosavybės vagystė, bendradarbiavimas nužudant milicijos darbuotojus ir taip toliau. Tepkinas Valentinas Petrovičius. Milicijos darbuotojų nužudymas, dalyvavimas gaujoje. Palaukit. Tepkinui nėra 14, jam tik 13. Pasidomėjau, kaip tik balandžio 3, jam ir bus 14. Aš juk sakiau, kad Pega išloš. Mesk, 6. Černovai, kviečia. Veidu į sieną. Eik. Prašykis į koloniją, kitaip į frontą išsiūs, kaip pulko sūnų. Užpakliu ambrazūras užkišinėti. Rankas už nugaros. Kur gastroliuojančius vedate? Į 7. Eik. Ten juk mažamečiai. Kolonijoje aš jau buvau. Geriau į frontą. Nors tai ir garbingas vagis, bet kvailas. O tu Šipkovai protingas. Nuo fronto išsisukai. Veidu į sieną. Eik vidun. Sveikintis reikia. Taip. Taip. O jūs nemeluojate, kad iš karinio komisariato? Iš karinio komisariato. Aš užsirūkysiu. Ar nori savo kaltę išpirkti? Ką, aš jam kaltę turiu išpirkti? O tu, Černovai, neturi pasirinkimo. Arba aukščiausia bausmė, arba mokykla. Pasakokit, kokia ten mokykla? Mes turime parengti 5 diversinės grupės, kurios galėtų neatsikalbinėdamos vykdyti bet kokias, pabrėžiu, bet kokias užduotis. Čia atvyks 50 žmonių. Ir nereikia laukti stipruolių iš fronto, kino rinkinių ir armijos politinės valdybos legendų.
Laikyk, dėdė. Dar yra? Taip. Koks tavo vardas? Tepa. O kaip protokole? Tepkinas Valentinas Petrovičius. Valentinas. Valiuša, sesutė mūsų. Nagi, eikš čionai. Kam? Tu ką, nesupratai, ką tau vyresnysis pasakė? Ko reikia? Neapsimetinėk. Eik. Ko Vilke nesisveikini? Tiek to. Paskui išsiaiškinsim. Mes Valiušką turime. Eikš čionai, to jau. Sėdėk, kalės vaikė. Mušk. Jie nebijo nei dievo, nei velnio, net tarybų valdžios. Kiekvienas jau nepataisomas niekšas. Nereikia jų auklėti jūsų metodais, draugas politinį padėjėjau. Į vietas, niekšai! Į vietas! O jis ten aukso pasislėpė, tai tokiems turiu kaltę išpirkti. O tas ir sako, Černovai, viskas, jūs pasirinkimo neturite. Nu ir kas jis po to? Gaidys. Ei, gesink. Ei, klausyk, tau sakau. Eik velniau. Atsirado viršininkas. Kurgi mes patekome? Svarbiausia, kad ne į kalėjimą. Niekur nesikišk. Vis tiek pabėgsim iš čia. Pirma diena. Paleisk. Kalės vaikai. Kas jį? Tai juk vaikas.
Gyvas. Jis kas? Vietinis kalnas? Tai Antonas, stovyklos vadas. Pradėjote muštynės dėl karšto vandens. Mes tikėjome surinkti drąsius ir narsius vaikinus, o gavome 50 kvailų nevykėlių. Kitą kartą visus organizatorius. Gal išmes iš mokyklos? Išmes iš mokyklos. Paskui žemyn pasiūs ir sušaudys. Užteks kalbėti nesąmonės. Mes mažamečiai. Pagal įstatymus mūsų neteisti negalima. Teisti negalima, nudėti galima. Visiems susitvarkyti. Išsiskirstyti. Eikit. Laiku. Paskutinė partija. Kiek? 7. Žemyn leisim? Kol kas palauksim. Tada priimkit. Kas būsi? Nikita. Vagis. Mes orlaidininkai. Eime. Aš tau priminsiu. Tiek to, eime miegoti. Vaikėzai. Ant ko stiklą uždėjai? Ant duonos minkštimų. Užsičiaupkit. Laisvėje buvau parduotuvių vagis ir žinau, kas kur guli. Štai tau kaukolė, ko reikia. Kanapių. Čia tau ne vaistinė. Dešra. Taip, kas čia? Vaikinai, halva. Rankas. 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 Viskas. Rankas. Rankas. Pasuk. Nagus nusikirpti. Apžiūra baigta. Sergančiųjų sužeistųjų nėra.
3 nėra. Kur kiti? Sandėlį apiplėšė. Žemyn leisime. Pirma čersime. Paskui pažiūrėsim. Apsišykėliai. Reikia pagalvoti, kaip iš čia pabėgti. Regis apsaugos nedaug. Aš girdėjau, kad ten visas batalionas. Aplink kalnai. Reikia išmokti, kaip alpinistams laipioti. Vaikinai, apie ką kalbate? Kelnės munka. O šikna nemaža, atstok babajau, gerai? Baikite valgyti. Surinkti indus ir išsirikiuoti. Kas nespėjo, tas nesuvalgė. Geras maistas. Antras būrys. Maisto. Šiurkščiau, šiurkščiau. Viena ranka muša, kita būtinai uždengia galvą. Kelk kojas. Šiurkščiau. Stipriau. Ko? Na kodėl visi gali, o tu negali? Todėl Žora. Aš tau ne Žoras, snargliai. Georgijus Nikolajevičius. Palyginai šikną su pirštu. Pažvelk juos. Jie pripratę sienomis ir pro langus laipyti. Georgijau Nikolajevičiu. O mano specialybė kita. Aš kišenvagis. Specialybė, tu man dantų neužkalbinėjai. Tau taikytas baudžiamasis straipsnis. Katinui davė, tai ir man davė. Traukis, traukis. Pažiūrėk čia. Palauk. Na, kas dar? Ne tavo? Įkliuvo Žora. Kas tai? Visi tavo pinigai? Georgijau Nikolajevičiu. Kaipgi šitai? Neišsidžiau. Dabar supratai, kas yra kišenvagis. Niekšai. Išsiskirstyti. Ko apstojote? Jūs prie maišo. Taip, taip. Bėgte. Stot, stot. Žasie žingsniu. Rankas už galvos, gyviau. Rankas už galvos, žasie žingsniu. Po mėnesio. Laikas eina. Gerai. Šaunuolis Katinė. Ko? Rankas nuleisk. Babajau, ko krapštaisi? Ramiai, kairėn. Paskui mane žengte marš. Ko čia šoki? Ei, gitaristai, eikite į rūkyklą. Eime, aš nerūkau. Vasi, neatsilik. Kaukulė, kur lėki? Papirosą duok. MPA 6. PPŠ 9 vienetai. Karabinų 5. Jums šikniams patikėjo inventorių, apie kurį mes per Tarybų sąjungos pirmenybės net sujot negalėjom. O jūs, kalės vaikai, per 2 savaitės 4 porą sulaužote. Ir kokių slidžių, klijuotų, nerūdėjančių plienų kaustytų, su naujausio modelio tvirtinimu.
Būtų mano valia, visus jūs prie sienos sustatyčiau. Apsieisi. Ką tu pasakai? Ką girdėjai? Ar mažai 37 prie sienos statė? O tu iš kur apie 37 iškapsėjai? O aš nuo debesies nukritau ir pro užpakalį pasaulį išlindau. Tu kaip su manimi kalbi? Klausyk, Vytė. Tu ginklo neliesk, kitaip tave čia ras, kai sniegas ištirps. Supratai? Supratai? Imk, dėdė Vytė. Nepamesk, o tai pats prie sienos atsidursi. Nuo nuodėmės toliau, kad tau į galvą nesąmonės nelystų. Verčiau treniruojamės, dėdė Vytė. Tu sakai, ką mes netaip darom, mes juk neprieštaraujame. Tu neširsk, Viktorai Ivaničiau. Mes netyčia slaužom, būtent. Štai aš niekaip negaliu pasukti. Gerai. Pamėginkim dar kartą pasukti. Agresyviai. Visi kartu. Paskui mane. Visi paskui mane. Kur? Stokit. Kiek galima kartoti? Vis tas pats. Kas čia dedasi? Ko jie čia kabo kaip nešti tarakonai? Oloji, vaikinai gerai dirba. Kur žiūrite? Ką tu darai, Matane? Užsimušti nori? To jau, nupaišysiu kaip reikia. Štai taip. Ir neskubėk. Lėčiau. Prašau tavęs lėčiau. Baik, Matane. Užlipsi ausis nulupsiu. Aš lietuamžis be jokių apsaugų į 5 aukštą laipioju. Dar ir su daiktais. Užteks girtis, Matane. Na, kas iki viršaus greičiau? Tu jų garbingas vagis. Nenorėsi pralaimėti. Aš garbingas todėl, kad su kvailiais akies nelošiu. Išpuikai? Tu jau pat prisisek. Viešpatie, padėk. Kaukolė. Tu ką, vėl pašėlai? Nebambėk, katinė. Nusprendžiau bėgti. Kaukolė. Apsirenk megztinį. Šalta. Aš čia praėjusią vasarą visas vieteles išlandžiau. Nusigausiu. Kaukolė, tu išprotėjai. Tai neįmanoma. Čia man galas. Aš čia tikrai nudvėsiu kaip Matane. O gal pavyks. O jei ne, tai vis tiek kur nudvėsiu. Gal ir jūs su manim. Sėkmės. Miegam. Po metimo ranka nukreipiama į taikinio centrą. Į centrą. Neužsimokite iš šono. Nepataikysit. Trečias kur? Stovykloje jo nėra. Viršutiniuose apsaugos postuose nepastebėtas. Greičiausiai nuėjo piemenų takais. Kur jis dings? Čia kur nors. Lipk, lipk. Lakštingala. Lakštingala. Aleksandrai. Po velnių. Saničiau.
Ko tu rėki? Žiūrėk, kur aš. Šaunuolis Stepa. Тогда с потухшей елки тихо спрыгнул ангел желтый и сказал: маэстро бедный, вы устали, вы больны. Katinė, katinė, žiūrėk, kur aš. Aš ir be rankų galiu. Neišsidirbinėk. Viskas, lipk žemėn. Ne. Šauniai tu šiandien su instruktorium pasielgiai. Nereikia. Irgi dar atsiminiai. Tepa, tepa. Peiliukas sunkus. Nenusviesi. Jam nėra kur slėptis. Tikriausiai pabėgo. Čia nėra kur bėgti. Taip pat teisingai. Vadinasi, nueisi iki pirmo apsaugos posto ir grįž. O jei negrįž? O jei negrįž? Vadinasi, sugrąžins. Štai ir grąžino. Pašą pakvieskite. Papirosą paslėpk. Jūsų, draugas papulkininkė. Ko atvežėte? Atpažinti? Atpažinome. Koks jo vardas? Stepka. Glamlinskis Stepanas. Kaukolė. Surašykit aktą. Pats žinau. Taip, galas Kaukoliai. O koks jo tikrasis vardas? Stepanas. Vėl šokė. Tepkinai, kitų dainų nemoki? O kaipgi pilietį viršininkė? Jums yra. Maestro. Muzikėlė. Тихо спрыгнул желтый ангел и сказал: маэстро бедный, вы устали. Gerietiška daina apie angelą. Говорят, что вы в притонах по ночам поете танго. Даже в нашем светлом небе были все удивлены. Iš kur ją moki? Viena labai gailestinga merga išmokė. Ji patiną namo atsiveda, o ji už durų. Ir šitą plokštelę ant patefono. Ir pirmin.
Kaip kas tu pasiek gyvenai? Kaip naminis šuo. Ta atnešk, šitą atnešk. Maisto pagal korteles paimk, vyno atnešk. Nematai, kad motina pavargo? Tai tavo motina? Кто же еще? Kasgi dar? O paskui? Потом суп с O котом. paskui nieko. Ją milicija suėmė, o jį išvarė. O tėvas? Отец. А что такое Tėvas. отец, гражданин? O kas yra tėvas, pilietį viršininkė? Antonas Večeslavovičius, ne pilietis viršininkas. Антон Вячеславович. Klausau, Antoną Večeslavovičių, pilietį viršininkė. Tepa, užrašyk žodžius. Кот. Katinė. А кот? Katinė. А может не признаться, что у меня O gal man prisipažinti, kad mano tėvas bausmės batalione? Они меня и отпустят. Jie mane ir paleis? Gal tu išprotėjai? Niekas tavęs nepaleis. Jie tave sušaudys. Tave kaltina žmogžudystė. И так расстреляют. Ir taip sušaudys. Nesušaudys. Mes iš čia vis tiek pabėgsim. Как? Kaip? Mes juk nekvailiai, kaip kaukolė. Protingai pasielgsime. Apgalvosime viską. Tiek to, miegok. Rytas protingesnis už vakarą. Po 3 mėnesių. Давайте быстрее. Greičiau, to jaus pradės lyti. Paša, ko tu savo vaikinams daugiau valgyti duodi? Вот интересно. Įdomu, kas mūsų būryje išduoda. Kas trečias? Kas per vaikinai? Да редкий за... Ypatingi niekšai. Kas? Тяпа и кот. Tepa ir katinas. Taip, ypatingiausi. Vienas vagis recidivistas, kitas mažametis žudikas. Антон, Antonai. а мы... O mes kas? Taip pat teisingai. Зря ты меня Veltui mane ištraukiai. лучше б я... Verčiau savo bausmę būčiau atsidėjęs. O tu čia ekskursijoje? Mani, kad atlieki bausmę? Нет, тоже. Ne, Antonai. Мы детей на смерть. Mes vaikų į mirtį nesiuntėme. Tokie laikai. Karas. Nesitaikykite į galvą šikniai. Šaukite į užpakalį ir kojas. Vis tiek nukausite. Automatą prie peties. 1, 2, 3. Laikyk ranką. Kur kumštis turi būti? Į kairę. Paskui mane žengte marš. Dar kartą. 1, 2, 3. Iš kur? Kur višta daro purpur. O višta tai dėdė Paša? 1, 2, smūgis. 4, 5. Rankas už galvos.
Vaikinai, ar į tvirtovę kas nors buvote nuėję? Kaipgi palandžiusi? Ten juk 2 sargybiniai trinasi. Štai, Vova Studeris su savo parankiniais. Duok parūkyti. Klausyk, Studebekeri, papirosus atiduok. Su kuo šitaip kalbė? Tu dar nebuvai gimęs, o aš jau sėdėjau. Ir po kalėjimų šlaišiausi. Aš Vinzonoj buvau 5 kartus. 4. Ko? Vakar sakei, kad 4 buvai. O tu, kalės vaikė, su maniai mano kartu skaičiuoti. Vadinasi, kad ir ko imtumėsi, tave iš karto už užpakalio. Tai bent garbingas recidivistas. Tu žydas ar armėnas? Ir tas. Vadinasi, žydas. Baig studiją. Šašykniai. Jums gyvent nusibodo. O tu, žydė, atsakyk, apipjaustytas ar ne? Gal pažiūrėsi? Trauk savo galą, žydė neapipjaustytas. Tuojau aš tave grąžinsiu tikrą tikėjimą. Palauk. Gyvybingas niekšas. Ko stovit? Tempkit jį. Dėkui, bet aš ir pats būčiau susidorojęs. Ko stovit? Tempkit medicinos punktą. Pasakykit, kad Studeris paslydo ant akmens. Susitrenkė galvą. Virvę nuriškit. Vis rūkote. Aukštėje ir taip trūksta oro. Šikniai. Sėskis. Tu iš tikrųjų žydas? Dėl visą piktą esu Moldavas. Imk, laikyk. Duok ranką, princė. Nagi, katinė. Nagi. Tu sveikas? Tik nieko negirdžiu. Ausis kraujuoja. Nieko. Būna. Patekės ir liausis. Prince, kaip tu? Kaip? Lyg ir nieko. Tik griežtuvą išmečiau. Kas dabar bus? Sušaudysim. Tai jau taip. O pats kaip jautiesi? Regis sveikas. Prince, ko vis apytiksliai sakai? Lyg, regis, gal. O dabar Antono Viačeslavovičiau laikai tokie. Dėl nieko negali būti visiškai tikras. Mažametis banditas filosofas. Tai kažkas naujo. Gerai, manysim, kad užduotis įvykdyta. Klaidas aiškinsime stovykloje. Treneriai, instruktoriai, parengti pastabas. Klausau. Viskas. Visiems poilsis. Gulėk ir ilsėkis.
Nori? Aerodromo viršininkas Arselajevas. Sveiki. Dragozinas, labas. Maniškiai pasirengę. Stok. Dar kartą patikrinkim. 2 mylėm stot. Pasirenkit mokomiesiams šuoliams. Instrukcijas visi atsimena. Dešinėn. Greičiau tepa. Vilkas. Studeris. Babajus. Gulmas. Maestro. Ešerys. Na, važiuojam? Skrendam. Zuikis. Nebijai? Ne. Išleisk. Užsimauti šalmus. Stokit. Prieikit. Pasirenk. Šok. 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 Nesuspės. Kas sudėjo? Kas sudėjo parašiutą? Aš sudėjau. Jo trosas nuplėštas. Žiūrėkit. Taip. Štai kas. Kasgi tai puikiai sugalvojo smėgį užlenkti. Patikrinkit, ar ant berniuko nėra mūsų mokyklos ženklų. Užkasti ten, kur nors prie tolimojo apsaugos posto. Juk netempsim į viršų. Vykdyti. Dešinėn, žengte marš. Kas? Studeri, kalės vaikė, tai tu smėgės užlenkiai. Tu jį nužudėjai niekšę. Ramiau, stokite vietas. Paleisk. Maestro,
Kokį vaikiną nugalabijo? Tu? Na, aš. Kodėl? Aš dar prieš mėnesį jam pralošiau, o kortų skola vagiui, patys žinote. Kalės, vaikė. Antonai Vyacheslavičiau, nereikia. Visiems persirengti į mašinas. Kairin. Žengte marš. O tą, kuris jam pralošė, kur dėti? Niekur. Ten pat užkasti. Ką reiškia užkasti? Jis juk gyvas. Jūsų problemos – mano atsakomybė. Užkasti. Be teismo neturite teisės, aš mažametis. Tepa, tu juk tikras niekšas. Kodėl aš, senas ir ligotas žmogus, turiu vietoj tavęs jauno eržilo ginklus valyti? Bet dėdė Paša, koksgi jūs senas? Katinė, tu girdėjai? Užsičiaupk. Aną kartą automatą su visiškai prūkusiu amžiu atidavė. Pistoletas visas purvinas. O jei jis užsikirs? O jei to jau prireiks? O tai gali atsitikti bet kurią sekundę. Supratai? Aš daugiau šitaip nedarysiu, dėdė Paša. Garbės žodis. Meluoji. O žinai kodėl? Kodėl? Todėl, kad tau vėjai galvoje. Dėdė Paša. O kodėl Antoną į apačią iškvietė? Nežinau. Ne dėl aerodromo? Ne. O iš kur tada žinai, kad ne dėl to? Gudrauji, dėdė Paša. Mažiau žinai, ilgiau gyveni. Manai. Užkaukazės karinės apygardos štabas. Bazė Flügenhof. Paukščių kiemas. Po žemė tęsiasi 2 kilometrus, aukštis apie 2000 metrų. Iš viršaus gerai apsaugota ledų ir uolienos nuosviros. Iš apačios visi prieimai prie šios bazės labai gerai saugomi. Jūs turite prieiti prie bazės iš viršaus, ten yra ventiliacijos liukai, jie užminuoti, jūsų užduotis. Nugriauti uolienų stogelį. Kokie pasitraukimo keliai? Už 9 kilometrų kaimas. Už kilometro šiai kryptimi miškininkas, mūsų žmogus. Pas jį ir pasislėpkite. Kodėl manote, kad jų nenumuš atskrendant prie bazės? Turim gimęs ir ten savų žmonių. Ačiū, Antonai Vyacheslavovičiau, už nuostabų darbą, tarnybą. Tarnauju Tarybų Sąjungai. Pirma, kaip manau, atlikti užduotį eis Černovo grupė. Geriausia jūsų mokyklos grupė.
задание, пойдете со Eisit своим su savo оружием. tarnybiniais ginklais. Подумайте, что еще может Atsižvelgdami į užduoties specifiką, pagalvokite, исходя ko из dar be tarnybinio komplekto gali prireikti. O kas ten bazėje? Kūras. Visas armijos vakarų grupės kūras. Bazės schema. не пролей. Neišpilk. Saugykla čia. Čia kūro kolektorius. Čia valdymo punktas. O kodėl jūs manote, kad mūsų netakos atskrendant? Kai grįši, aš tave supažindysiu su vienu kontržvalgybininku. Jo ir paklausi. Mes negrįšim. Kodėl šitaip nusprendai? Iš ten toli eiti. Užsimanysite, ateisite. Пей чай. Gerk arbatą. Aš eisiu. Ačiū. Na kaip? А вот пей. Štai gerk. Su cukrumi. Tepa, tepa, kelkis. Reikia pasikalbėti. А утром нельзя. O ryte negalima? Negalima. Reikia bėgti. Сейчас? Dabar? Ne dabar, atsibusk, tepa. Pirmus atliktų užduotį siunčia mūsų grupė. Reikia bėgti persėdimo punkte. Aerodrome, supratai? Gulkis. А пацаны? O vaikinai? Ten ir žiūrėsim. Gulkis. Kalūga persipjovė. Бритва даже. Skustuvas Žorikovo. Jis visada buvo keistas. Eikit jūs. Skaitykite toliau, daktarė. O daugiau nieko nėra. Sutvarkykite tą vaikiną. Regis, Kalūga. Так точно, Антон Вячеславович. Taip, Antonai Česlavičiau, Kalūga. Paimkite jo asmens bylą, nurašykite tikrą pavardę, tėvavardę ir taip toliau. Klausau. Pasistengkite protingiau paaiškinti. Na, nežinau. Medicininiu požiūriu, kaip kas. Na, nežinau, jūs geriau žinote. Что делают? Ką daro? Что делают? Ką daro niekšai? Nedrįskite daugiau vadinti jų niekšais. Kol mes čia kalnuose sėdėsim, mes juos paskui niekas negalės prisiminti. Mes kitus vaikinukus mokysim. Kaip jiems geriau nudvėsti.
Сейчас посадка будет. Tu jau leisimės. Dabar arba niekada. Сейчас приземлимся. Kai nusileisim, būk atidus. Kur mes? Aerodromas Marė ar Mara? Velnias žino. Ruoškitės išsilaipinti. Слышь, чё, командир, Klausyk, Vadė, gal duris atidarysi? Uždusime. Nepriklauso. Tu jau į stovėjimo vietą atvažiuosim. Na ir rožys. Nėra ko kvėpuoti. Tu kaip su vyresniaisiais kalbė. Koks tu man vyresnysis? Droškiškė, sukiok vairą. Klausyk, babai, užsičiaup kalės vaikė. извини, командир. Atleisk, Vadė. Iš tikrųjų karšta. Nuvažiuosim, atidarysime. Давай. Gyvuliai. Куда? Kur? Ten. Пошли. Eime. Чего Ko išsižiojot? Draugė generolė, diversinė grupė užduočiai atlikti pristatyta. Ekipažo vadas kapitonas Avdėjevas. Jūs pas mus kas? Ypatingojo skyriaus viršininkas, draugas generolė. Tai paaiškinkit man, kas taip ir išpaišyti vaikėzai? Jūs manęs šito klausite? Laisvi. Klausau. Skrendam. Matei, kiek apsaugos? Jei mes imtume bėgti, ar jie imtų šaudyti? Kaip manai? Ko? Matei kiek? Pro šį konvojų neprasiverši. Слышь, летчик, Klausyk, lakūnė. Aš ne lakūnas. Aš šaulys. Man tas pats. Viršininką pakviesk. Ne viršininką, o vadą. Aš tau sakau, man tas pats. Sakyk, kad grupės vyresnysis kviečia.
Ko reikia? Лететь сколько? Kiek skrisim? 8 valandas. За час. Likus valandai iki tikslo. Prižadėk. Prašau. Pakelsiu. Vaikinai, apsirenkit. Po 5 minučių bus labai šalta. Оденьтесь. Apsirenkit. Ты что не спишь? Ko nemiegi? То, что эти суки нас Tie niekšai mūsų saugo stipriau nei stovykloje. Да ладно тебе, на место Baig, полетим, į vietą там atskrisim, ребята. ten ir bėgsim. Да не подорвем. Nepabėgsim. Сдохнем Nustipsim kaip с собой. šunys. Говорил же тебе, Sakiau что tau, kad надо man было reikėjo dar желание stovykloje рисовать, prisipažinti, что jog у меня mano отец tėvas напротив. fronte. Меня бы хотя бы Mane очистили bent или būtų не pašalinę отпустили. ir žemyn nuleidę. Че, струсил? Įsigandai. А ты смерти не O mirties боишься, да? nebijai? Они нас на убой посылают. Jie mūsų mirtį siunčia. Фрицы Fricai разбираться nesiaiškins. будут. Дети, не дети. Vaikai, ne vaikai. Да тише ты, не ори. Giliau nerėk. Visus pažadinsi. Командир, Vadė, пора выпускать. metas išleisti. Сергеич, Sergejevičiau, держи курс. laikykis kurso. Я сам их... Aš pats juos išleisiu. Užtemk stipriau, kitaip mėtis. Patikrink trosus. Че это? Kas tai? Приказано вручить перед Liepta прыжком. įteikti prieš šokant. Пацаны, слушай приказ. Klausykit Антона. Antono įsakymo. Мы с Тяпой прыгаем Mes su вперед, Tepa šokame pirmi, jūs po 10 sekundžių. встречаемся у цели. Susitinkame prie taikinio. Фланкуй, кот. Pirmin katinė. Tu kalnas, tu vadovauji.
Съел бы что. Pavalgytum ko nors. Nenoriu. Rumunija, Transilvanija. Наши летят. Štai mūsiškiai leidžiasi. Ko pakabinai? Пацаны вернулись. Vaikinai grįž, Чистый один. švarius apsirengs. Нет. Ne, jokio pabėgimo. Эти гады. Tie niekšai už mūsų draugus atsakys. Видишь, как они Matai, kaip jie apskaičiavo, kokiu būdu fricus privilioti masalų. вернусь. Grįšiu visus užmušiu, vaikinų gaila. Ir kas mus pasiuntė? Заложили. Užspendė niekšai, Садили iki ausų įkišo. Я у Антона перед Prieš отправкой išvykstant спросил, paklausiau Antono, если в кино kad jei filme rodo, как наши у них kaip там, mūsiškiai pas juos būna, tai tikroje tikriausiai jie pas mus veikia. Антон чего? O Antonas ką? Nieko. наверное, расстраивать. Tikriausiai nenorėjo liūdinti. Отлично. Puiku. Если козырек обрушится, Į stogelį nugriausim, atidirbsim už visus vaikinus. Не обрушим. Nenugriausim. Kodėl? Не обрушим его. Nenugriausim jo. У нас взрывчатка. Mums sprogmenų neužteks. Ладно, давай. Tiek Спустимся to. вниз, там решим. Nusileisim žemyn, ten ir nuspręsim. Dieve mano. Tai juk vaikai. Vaikai. Kas per karas? Kągi mes visi darome?
Kas ten? Nieko. Tuščia. Pagal planą, čia kuro kolektorius. Žiūrėk, atsimeni. Čia. Visiškai nepaaiškinama, kodėl vaikai ir kaip jie galėjo patekti į bazės. Reikia patikrinti ventiliacijos šachtas. Valio. Taip. 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 Tepa mina.
Дефицитом. Reikėtų streptocido. Засыпал я. Jau pabaršiau. Пачку. Может, внизу поискать? Gal apačioje paieškoti? Ko paieškoti? Как что? Kaip ko? Руку. Rankos. Mano rankos. Чем ты меня тяп? Kuo mane tepa? Скальным осколком. Manau, uolienų skeveldra. Ты не трухай. Tu nebijok. Кровям Kraują aš помогает tau спать. sustabdžiau. Сейчас пару часиков. Tu jau porą valandų pailsėsim ir leisime žemyn. Начнем вниз спускаться. Сдаваться надо. Ага, Reikia pasiduoti. побежали. Taip, skubam. Я тебя кот. Katinė, Давно? aš seniai norėjau tavęs paklausti. У тебя когда-нибудь Ar tu su merginomis kada nors darei tą? это? Нет, Ne. А я видел. O aš mačiau. повезло. Pasisekė. Тяп, Tepa. теперь слушай. Dabar klausyk. Иди в долину. Eik į slėnį. Зачем? Kam? Вдвоем Dviese nesugebėsim. не сможем. Не дотащить. Nenutempsi. Понял? Supratai? Успокойся. Nusiramink, Katinė. Это у тебя Tu dabar бред kliedėjai. какой-то. Иди, говорю. Eik, sakau. Не теряй времени. Negaišk laiko. Katinė. Du 2005 metai. Gegužės 9 diena. Džanduro kalnagūbris. Neatsilikit. Зачем мы сюда приехали? Ko mes čia atvažiavom? Горище ищет. Draugo ieško. Здесь? Čia 30 лет ездит. 30 metų važinėjom. Каждый год. Kasmet. 9 марта. Gegužės 9. Ни во что не стреляй. Niekur Всё nesikišk. Visi mes iš čia pasprūksim. Пацаны, Vaikinai, ar į tvirtovę kas nors buvote nuėję? Ar čia kas nors buvo per karą? Karo čia nebuvo. Tvirtovė buvo. форточники мы. Orlaidininkai mes. Ты пушку руками не трогай. Tu ginklo rankomis neliesk, А то тебе nes здесь tave найдут, čia ras когда tik, kai съедят. sniegas ištirps. Понял? Pratai? Кончай, пора. Baik meluoti. Нас по закону Pagal даже įstatymą судить mūsų нельзя. net teisti negalima. А как его в натуре O koks jo звали? tikrasis vardas?
Слышь, Студебекер. Klausyk, Studebekeri, papirosus atiduok. Валить нужно сразу. Bėgti reikia persėdimo punkte, aerodrome, supratai? Все курите. Vis rūkote, На высоте и так дышать нечем. aukštai ir taip nėra ko kvėpuoti. Антон Вячеславович, Antonas Vyacheslavovičius, гражданин o ne начальник. pilietis viršininkas. Katinas. Тут и так Čia ir taip sunku kvėpuoti, o tu dar rūkai. Katinė. тяпа. Tepa. Вот и свинья Tai ir pasimatėme. Тяпкин. Tepkinai. Валентин. Valentinai Petrovičiau.